Vaizdo registratoriaus montavimas su vaikiška šakute arba šaukšteliu. Atsakysime linksma prasme mes jums į klausimą, ar sunku pačiam susimontuoti vaizdo registratorių į mašiną, ar tikrai reikia serviso. Ne. Tam ir paimėm tą šakutę. Taigi, pradėkime nuo pradžių. Kur montuoti vaizdo registratorių? Nereik montuoti jo čia. Tikrai nereik montuoti jo čia. Dažniausiai montuojamas jis yra šioje vietoje, šioje lango dalyje. Tam, kad vairuotojas, vairuodamas savo mašiną, jam nereikėtų čia spoksoti į tą vaizdo registratorių ir netrukdytų vairuoti. Taip, kad pasirinkam daugmaž šią vietą. Vaizdo registratorių pirmą patartume pasijungti ir pasirinkti poziciją tinkamą aukščio, kad nelystų į filmuojamą aplinką šitokie visokie apdailiniai reikalai. Toliau, mes turime laidą, va tam mums reikės to šakutės, kurį reikia prasivesti. Pas blogiausias sprendimas, kai čia kažkur kabo laidai. Na, taip, mūsų nuomonė yra negerai, taip kad geriausia mums laidą prasivesti yra palei lango viršų. Užkišu šakutę labai lengvai pasitraukia mūsų apdaila ir telpa laidas. Mes perinam paskui į šią vietą, taip pat, kaip matom, labai lengvai užsikiša laidas. Sekanti dalis yra štai čia po guma, taip pat laidas ir mes esame prie saugiklinės. Galime naudotis dėtuve tam, kad sudėt laido likutį, o patį registratorių gali jungtis ar į vieną, ar į kitą cigarečių pridegėją. Taigi, pabandom padaryti su viena ranka, be abejo bus nepatogu, na, bet pabandykim. Vaizdo registratoriaus montavimas šakute užtruks vos keletą minučių. Kodėl šakutė? Na, ne visi galbūt namuose turime spec įrankius, ardyti panelėms, kažkam užkaišot. Tiesiog, o šakutė tikrai turim namuose visi, taip kad puikiausias įrankis greitam instaliavimui. Ir mes parodysim, kaip tai padaryti. Visų pirma, įsijunkime vaizdo registratorių ir pasiruoškim vietą, kur montuosim. Pasirinkime taip, kad nelystų mums šitie visi reikalai į kadrą. Aukštas daugmaž bus toks ir prieš montavimą mums nurasojo langas nuo rankų, būtinai nusisausinam ir nusiriebalinam langam, priešingų atveju lipdukas nesilaikys, o jūs rašysite komentarą, kodėl lipdukai nesilaiko. Nusilupam lipduką, atsijungiam vaizdo registratorių nuo laido, nes jis tempia jį į apačią. Lipdukas turi, vadinkim taip, priaušt. Ir montuojame, negaištant per daug laiko, štai šioje vietoje. Dar idealiau, jeigu tai atliekate žiemos metu, pašildyti priekinį langą su fenu, tokiu atveju lipdukas laikysis dar geriau. Štai, galim nuimti svorį, kad nesilaikytų. Ir lipdukas dabar jau pasiruošęs priimti savo darbo instrumentą. Patartume palikti kurį laiką lipduką pabūti savo vietoje, pritvirtinti, pašildyti ir toliau einame prie laido instaliavimo. Vos keletą sekundžių mes jau esame su laidu štai čia. Užsikišom. Sekantis darbas laida yra užsikišti už šios gumos ir nukeliauti į apačią. Taigi laidas pas mus jau čia, patekome į daiktadėžę, iš daiktadėžės mes nukeliavom štai čia ir pasijungėme registratorių štai čia. Vienintelė negraži vieta gavosi šioje vietoje, tikrai galima prasivesti ir kitaip, bet mes užgaišom vos 2,5 minutės. Skirkit 10 minučių, nebus ir to laido. Puikus, lengvas, greitas sprendimas su vaikiška šakute. Sėkmės darbuose! Registratoriaus MIO parkavimo modulio pajungimas nereikalauja tikrai jokių didelių žinių, elementarios žinios yra pakankamos pasijungti pačiam be jokio serviso. Visų pirma yra 3 laidai. Vienas yra minusas ir 2 yra pliusai. Vienas pliusas yra pastovus, kitas, vadinkim, degimo. Kitaip tariant, jeigu jūs turite kontrolinę lemputę, tai geltonas laidas turi būti tas, kuris visą laiką turi maitinimą, net ir mašinai esant užrakinta. Raudonas, jis neturi maitinimo, kol nėra įjungtas degimas. Įjungime dabar degimą. Ir štai mes jau turime pliusą veikiantį ir nuo degimo. Minusas pasijungia kažkur į korpusą ir viskas, modulį galim dėti čia. Pasireguliuojam jungtukus pagal savo norimą darbo režimą, ar jisai turi laikmatį, ar jis neturi laikmačio ir prie kokio voltažo jis atjungia mūsų registratorių. O atjungia tam, kad neiškrautų per daug akumuliatorių. Visą šią instrukciją rasite komplektacijai, bus mažas lapukas, labai aiškus ir paprastas. Taip, kad galim viską surinkti, užtrukom vos 3 minutės ir galim turėti vaizdo registratorių su parkavimo moduliu. Jeigu mašiną paliekame aikštelėje,
vaizdo registratorius dirbs toliau.